Labadiena, gerbėmieji žiūrovai, šiandien mes su jumis Mažeikiaus stadione, dirbtinės dangos aikštė ir čia netrukus Top Sport pirmos lygos rungtynės, standartinė situacija. Smūgis ir įvartis. Pirmasis įvartis krenta 3 minutę ir Matas Kazbaras kelia į viršų rankas. Žaidėjas papildęs Mažeikių atmosferą prieš šį sezoną iš Plungės. Labai už baudos aikštelės, iš taškų už baudos aikštelės, kur būna prasižengta, matome, egzistuoja dar viena situacija ir 2-0. Kazimas Aderaunmo siunčia į knockdowną. Per 2 minutės 2 įvarčiai. Štai tokia atmosferos pradžia. Čia jau reikia futbolininko kelią pradėjo baudinys. Na, čia jau viduje. Norisi ir kad sūnus įmuštų, norisi ir kad komanda laimėtų. Domantas tikslus 1-2. Aš žiūrim. Ten labai techniškai nemaži pavojai. Kyla ir prie vienų, ir prie kitų vartų. Vėl neblogas perdavimas. Vartininkas, kamuolys. Na, dabar toks kojų miškas. Ir kaip sėkmingai dabar žaidė į Hekūną. Bet čia 1-1 ir rezultatas lygus. 7 numeris Justas Rakauskas atsiduria komandos draugų glėbyje. Na ir 24 minutė ir Bionas parodo savo charakterį. Kai 4 ar 5 minutę, čia labai puikus perdavimas ir labai techniškai. Jau labai geras perdavimas į kairį kraštą. Čia vėl gali kilti pavojus. Baudos aikštelėje kamuolys, smūgis, skersinis. Ir dabar jau tenka taip išmušinėti. Reikia demonstravo jėse Džesis Ada. Čia galima žaisti, nuošalės nėra. Kazimas ir šalia vartų griebėsi už galvos Kazimas Aderaunmo. Baudos aikštelė skrieja kamuolys ir rezultatas tampa 3-2. 20 numeris Madžidas Isa. Na, fantastinis kėlinys 0-2, 5 minutę, gal net 4 ir štai rezultatas jau visiškai priešingas. Ir dabar antroji. Ir dabar situacija, kuri kelia nemažą grėsmę atmosferos vartams. Dar vienas skersinis. Nuo skersinio šį kartą uždėmėsi. Vėl Rakauskas su kamuoliu. Puikus perdavimas, bet kada bus smūgis, turbūt reiktų paklausti ir pačiam savęs. Bet neutraliam įvarui to nesinorėtų. O dabar jau atmosfera baudos aikštelėje galingai. Taka dešiniuoju kraštu, kuri baigėsi štai tokiu smūgiu. Dar kartą gelbsti. Ilgai dabar būna su kamuoliu. Tas pasiteisina. Dar viena ataka. Čia gali būti 4 įvartis. Ir taip ir yra. Renatas Švečenka labai šaltakraujiškai siunčia kamuolį į varžovų vartus. Rezultatyvus perdavimas Tomo Gudaičio sąskaitoje 4-2. Reikia kažkas nuo Bivono suolelio. Na, čia jau šių rungtynių rezultatas. Tašką juose paskutinės atakos metu deda Renatas.